Labas rytas. Kaip matot, šį kartą ant fjordo gaudys angilio langas arba brasmės. Nu ar dar kokias nesąmonės, jeigu iškips. Bandysiu stot ant 180, gal 200 metrų. Atplaukiu į vietą. Dabar kol pasiruošiu, pažiūrėsiu, kur dreifas neša. Tokia skumbrė, tai ganėtinai svarbu apsukti elastinį siūlą. Jis jau visiškai kaip košė. Čia vienas patempimas ir ją nutemti iš karto. Kaip taip. Dar kol ankstyvas rytas, tai galima ir pašvitinti biškį su UV. Švinas apie 350 gramų. Trumpas atvadyti. Kokią 1,5 metrų aukščio dar vienas pavadėlis. Chalatas čia tikslas gilio neberodo, tai maždaug apie 200 metrų gal. Galima bus ant valo paskaičiuoti. Kokiu 109, gal 108 gilės. Pirmas kibinas. Panašu, kad nedidelė. Banda jinai ten kažką tai, bet neužtempa normaliai. Šitą į viršų kėlė. Gali dėkiokas. Žemyn dabar tempia. Namba. Ir tampa paleidžia. Apatinį visą nutempia. Viršutinis dar biškį kabėjo. Antras užplaukimas. Pasikeičiau sistemą dabar. Sudėjau mažesnę skumbrę, vienas kabliukas. Ant dugno ilgai nelaikiau. Iš karto iš lėto vynioju į viršų. Pakelsiu, nežinau, kokiu 20-30 gal metrų. Tada iš lėto leisiu žemyn. Žuvie dar prisirinko pilną, nors žuvies dar nepagavau. Sudėjau dar papildomą švieselę. Gal tą ką nors duot. Kol kas su kibimu tai labai prastai. Kelis kartus patampė tik mažytės kažkokias. Tai dabar bandysiu šiek tiek sekliau. 107-106 metrų. Gal čia kažkas bus. Sėdi savo po truputį ir vynioja. Saulė neužilgo pasirodė. Pas rytas toks gražus. Visai smagu. Nėra taip sudėtinga čia ir vynioti iš to gilio. Meškerę pasidedi. Rytas per daug nesukia greitai. Visai normaliai kyla. Apatinio kablio. Panašu, kad langė. Neišdidžiuoja. Gerai ir tokia. Na, prieš saulę kylant, pirma žuvis šiandien.
Nežinau, gal kokie 2,5–3 kg. Keliauja į dėžę. Grįžu į tą pačią vietą antram bandymui. Žiūrės, kaip čia viena jinai buvo. Tokia tai nedidelė. Paks. Na, iš ten greičiau žuvėdras užvengia, net iš tai. Kažkiek čia praplaukiau, nieko. Čia iš vieno taško antra žuvis. Arba gali būt, kad rytinis prasidėjo, nes jau saulė to išlys. O kitas variantas gali būt, kad uždėjau mirksinčią švieselę ant sistemą. Gal jinai čia vilioja. Ir tokia. Pamiršau, kad negalima žuvies jokių gabalikų mėtyti vandenį. Čia dabar su tom žuvėdrom tai bus reikalų visą dieną. Vieną gabaliuką tik numečiau. Jau viskas dabar iš laivo bandys vogti. Penkias valandas. Saulė kyla. Tai dabar baigsis turbūt rytinis kibimas. Šiaip galėtų viskas čia greičiau dabar vykt, nes labai jau šilta diena bus. Vanduo jūroje irgi šiltas, tai tom žuvim tai čia ilgai jos neįsilaikys man. Tai dar kokią valandžiuką gal pabūsiu. Tai yra trečia. Trečia nepasikirto. Škylę reikia kelis kartus pakirst, nes didelis atstumas labai būna, kablys neįsikabina. Ačiū, kad žuvis nedidelė. Gal kokia nors nesąmonė bus? Aišku, kad nesąmonė, blemba. Gražuolis, blin. Rykščiai. Kažkaip nesinori šitų gaudyti visai. Bandysiu dėti tada tą pačią sistemą kaip pirmai. Tikiuosi gal didesnė netyčia užkibs. Nedidėkė. Na ir kas čia per nesąmonė šį kartą iškils. Rasme nedidelė. Rykliuką. Žiūriu, kažkaip tai šitie labai jau pult pradėjo. Žuvėdras net juokias iš tokių žuvų. Nu. Jama. Nu, ištamk tų ryklio greičiau. Norėčiau plaukti kitą vietą. Čia gal ne rykliuką. Lygtis pasikirta.
Tai irgi nedidelė. Ne, reikia mauti iš čia. Viskas aišku čia su jais. Na ir dar reikėjo tau čia prisisukti. Pabandysiu dar sekliau dabar. 120 metrų. Čia tikiuosi varikliukų nebus. Sekliau iš karto atsiliepia. Leidau. Iškart normalus kibimas, nerikliukiškas. Na, ką mes čia turim? Brasme. Labai nedidelė. Ant kalmaro kojyčių. Dar viena mažylė prisikabino. Per dantis. Vėliau pasikirto. Šugam dar visai nebloga. Tempia čia man. Vėlien kiek laiko. Ką mes čia turim? Langę. Na, langę gerai. Jis irgi nedidelė. Gal mariuko šitą. Ne, šiandien didžiausia kol kas. Kai taip nekimba, galima sakyti visai padori. Aš čia dar iki didelės tai ją aptarau. Čia dabar biškį sekliau, tai iš pradžių tampia, bet jau turbūt nutampia viską. Tai reikia pamaitinti žuvėdras ir varyti krantą. Nu tai va tokia ta rytinė žvejyba. Nelabai vykusi. 3 langės keliauja namo. Rykliukai labai puolė. Pabandysiu gal ir vakare tada iššokti trumpam. Miesto pusė, gal ten kažką pagausiu. Tai iki greito. Iš ryto nelabai sekės, tai bandysiu vakarinę dabar. Čia šiek tiek dabar pravilkiausiu kampuką. Pakeliu į mano žvejybos vietą. Jeigu ne, tada bandysiu gal saidukų mažų pasigauti. O jeigu ir tie nekips, tai turiu kelią šaldytą. Sėmiau dar guminukų. Kažką gal pribursiu ant vakaro. Beprotiškai karšta. Vanduo dabar 22,5 laipsnių šilumos. Kosmosas. Nerastas skumbrė. Praplaukiau čia savo taškelius tos visus. Tai reikės saiduką pasigauti tada. Bandyti ant saiduką gal. Su to šaldyta tai nelabai nori sterliotis per tos karščius iš tikrųjų. Nebus taip lengva ir tą saiduką pasigauti.
Ne. Kažkaip netikėtai bangas nemažas visai. Žinau, ar aš čia pažvėjosiu. Reifas bus didelis, laivų daug. Taškyšius tik tais. Net nežinau, ar verta bandyti. Varau į kitą pusę, pažiūrėsiu, gal ten bus ramiau. Ten irgi įlankai prieš ferdą, 30 metrų gylio. Gal kokį lyrą, menkę. Smatė. Bandysiu čia susirast masalą. Gal saiduką kokį ir vitingėlį. Nekimba mažytės visiškai net. Ne, nuo masalo pasigauti, bandysiu gal yra tada kokį. Dabar tik stovi nuo tokį krantą. Šiek tiek didesnė guma. Šiek panašu, kad bangas bus. Reifas bus nemažas greičiausiai. Čia gylis apie 30 metrų. Pats išėjimas dabar į ferdą. Teoriškai turėtų būti žuvų. Praktiškai tuoj pamatysim. Naktimus darau pavėjui. Tolinis neša smarkiai. Spėjau gal kokius 4 kartus 3 dugnas surasti. Nu, bet lyrai turėtų tiek. Kad jie nekimba irgi. Per karštą yra žvėjo dabar. Reikia ilsėtis turbūt. Tik vienas užkibo. Šiaip ne taip, aš čia jį. Per greičią mane neša, blamba. Kaip upiai žvėjoja. Langė. Dar geriau. Aš apsikabinu. Nedidelė buvo. Žodžiu, sudėtinga čia ta žvejyba vasarą gaunasi per karščius. Vietų daug išbandžiau. Nieko gero, niekur, nei giliau, nei sekliau, nei per vidurį. Visokiausiais būdais. 2 savaitės atidrožiau dabar. Nieko gero. Reikia laukti, kol atvės. Dabar jau naktim pradėjo po truputį temti. Tai jau neužilgo gal prasidėt. Normalesnis žuvų kibimas rudeninis. Kaip visą laiką būna. Ir šiemet jau tokie metai, kad net skumbrių nėra kol kas. Viena kita praplaukė, tik tais matas. Kažkaip keistai labai. Lieka tik tokius gaudai dabar. Baigsiu šiandien žvejybą. Niek šiandien nekimba, niekur nusibodau. Kai bemėtytum, ką bedarytum, kelios langės tik iš ryto papuolė ir tos nedidelės. Nu, gerai ir tiek. Greičiausiai ferdai duosiu poilsio. Savaitę kitą. Gal skumbriai užjudės, tada gal pajudės ir žuvis geriau. Dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka. Užsiprenumeruokit kanalą, kas to dar nepadarėt. Pasimatysim neužilgo.